Ugniagesiai gelbėtojai. Sveiki mūsų mėly žiūrovai. Su jumis vėl sveikinasi laida Ugniagesiai gelbėtojai. Pasižiūrėkite, ką matysite svarbaus šį vakarą. Tragiškus eismo įvykius fiksuojantis vairuotojai peržengia visas padorumo ribas. Aš esu vienam pasiūlęs apsikabinti ir padaryti nuotrauką. Jo veido spalva buvo pasikeitusi. Aš galvoju, kad tokio įkyrumo tikrai nedaikime. Atkuriami ugniagesiai savanoriai, naudingi ir visuomeniai, ir žmogui. Yra galimybė papildyti šeimos biudžetą, nes darbas tai irgi apmokamas yra. Ugniagesiai gelbėtojai. Mums ugniagesiams gelbėtojams auto įvykių metu iš suknežintų automobilių tenka dažnai vaduoti prispaustus, sužeistus, o kartais net gyvybės ženklų nerodančių žmonės. Tačiau kovodami už žmonių gyvybės mes vis dažniau susidurime su viena kliūtimi. Ypač su įkyriais smalsuoliais, kurie mobiliaisiais telefonais fiksuoja tragiškas avarijas ir šios vaizdus kelia į internetą. Toks žmonių elgesys trukdo dirbti mums gelbėtojams bei peržengia visas padorumo ribas. Apie tai šį vakarą laidoje ir pakalbėsime. Skaudžių autoavarijų skaičius Lietuvos keliuose negailestingai auga. Vien per šių metų pirmus mėnesius įvyko beveik 200 eismo įvykių. Juose ugniagesiai gelbėtojai su specialiais laužtuvais žirklėmis išlaisvino 100 nukentėjusiųjų bei ištraukė 6 žuvusiųjų kūnus. Kas verčia vairuotojus atsainiai vairuoti ir kelti grėsmę kitiems eismo dalyviams? Užklausėme žymaus lenktynininko Benedikto Vanago, kuriam greitis, rizika ir nepailstamų variklių gausmas neatsiejama gyvenimo dalis. Protingų avarijų nebūna, ar ne? Visos avarijos atsitinka dėl to, kad mes arba netinkamai naudojame automobilį, arba per daug pasitikėjome savo jėgomis, arba buvome išsiblaškę, arba buvome nedėmesingi. Tai vienaip ar kitaip pagrindinis dalykas, kai mes esame už vairo, mes turime automobilį naudoti pagal paskirtį. Dakaro ralio asas avarijos skaičių, sako, senai pametęs, o mašinos, kuriomis vartosi lenktynių trasoje, turi specialią apsaugą. Be to pats dėvi lenktynininko kostiumą, sauganti jo gyvybę. Kai įvyksta avarija, aišku, be galo svarbu yra išlikti šalto proto. Ir pagrindinis dalykas, ką reikėtų žinoti visiškai visiems, aš manau, kad mums lenktynėse galbūt yra dar gerokai aiškiau, tai yra tai, kad mes turėtume maksimaliai pašalinti galimybę tolimesnių nuostolių. Tai yra, kitaip tariant, turime blaiviai pagalvoti, ko mes dabar galime būti naudingi, kokia turi būti veiksmo seka, kad mes išvengtume nuostolių ir padėtume nelaimės atveju. Jeigu vyksta eismo nelaimės ir žmonės pradeda iššokę, ne pagalbą suteikti, o tiesiog filmuoti, selfius darytis ir kraupių avarijų. Kaip tavo nuomonė iš tikrųjų, vos ne mada čia dabar jau tampa? Aš manau, kad jeigu mes turėsime pagarbą kitiem eismo dalyviam ir tarnybom, kurios dirba kelyje ir likviduoja arba padeda, sakysime, nelaimės atveju, tai tokių atvejų nepasikartos. Čia turbūt yra bendras tautos išprusimas ir tas 5 puslapio simptomas, jisai šiek tiek turbūt egzistuoja visiškai visur. Bet pagrindinis dalykas turbūt atsitikus nelaimė, tai mes visi turėtume stengtis būti naudingi arba bent jau nesimaišyti dirbantiems. Vairuotojams išmokti mandagumo, supratimo, kantrybės vis dar nepavyksta. Tai akivaizdžiai pastebi ugniagesiai gelbėtojai. Pastarieji, vaduodami iš sudaužyto automobilių aimanuojančius nukentėjusiuosius, turi vyti šalin įžūlius ir jokios gėdos neturinčius tragedijos filmuotojus. Ką aš labai norėčiau paprašyti, gal taip negražiai atrodo, bet iš savo praktikos aš galiu pasakyti, nefilmuokite vaizdų, kai yra atliekama gelbėjimo operacija. Aš galvoju, kad niekas nenorėtų pamatyti savo artimųjų viešoje erdvėje. Per mano praktiką aš esu vienam pasiūlęs apsikabinti ir padaryti nuotrauką. Jo veido spalva buvo pasikeitusi. Aš galvoju, kad tokio įkyrumo tikrai nedaikime. Jo tikrai nereikia, jis tikrai mums nepadeda. Ugniagesiai gelbėtojai dažnai pastebi, jog atsiranda tokių vairuotojų, kurie užuot važiuodami savo keliais sudaro automobilių spūstis, o kiti skuba fiksuoti mobiliaisiais telefonais. Iš principo visokios mirtys, avarijos ir visa kita žmonės traukia. Natūralumus visą laiką traukia arba seksualiniai dalykai, kaip sakė Zigmundas Freudas, arba mirties, agresijos tokie dalykai. Be to, kadangi jie susiję, nes iš to tu patiri tam tikrą katarsį, tam tikrą malonumą.
Žmogaus noras, tarsi pro rakto skylutę pažiūrėti, kas vyksta su kito žmogaus likimu, yra labai didelis. Todėl šito išvengti neįmanoma, nes anot psichoterapeuto, žmogus tai daro nesąmoningai, nes mums rūpi, mums smalsu pamatyti tai, kas baisu. Ugniagesiai gelbėtojai atvykę į transporto avarijos vietą pirmiausia įvertina, kiek yra nukentėjusiųjų, kokia yra nukentėjusiųjų būklė ir įvertina, kiek reikės automobilį ardyti. Mūsų tikslas nėra automobilį išardyti maksimaliai, mūsų tikslas automobilį išardyti pakankamai nedaug, kad išgelbėti žmogų. Jei pirmas pamatote eismo įvykį, pirmiausia surinkę visą informaciją, kiek žmonių yra nukentėjusių, ar yra vaikų, ar žuvusiųjų ir visą tai skubiai perduokite atvykusiai gelbėtojų komandai. Kai profesionalai dirba, reikia tiesiog pasitraukti kuo toliau nuo nelaimės vietos. Norėčiau kreiptis į visuomenę, prašydamas pirmo dalyko, tai mažo pilietiškumo iš kiekvieno. Pamatęs pravažiuojantis, pats jeigu pravažiuoji, pamatai autoįvykį, tai paskambinkite bendrą pagalbos centrą, tai būtų pirmas jūsų žingsnis. Antras žingsnis, paskambinę bendras pagalbos centrą, išklausykite bendro pagalbos centro pareigūnės užduodamus klausimus ramiai ir be emocijų. Pagalba jau bus telkiama yra. Jūs tik atsakote į klausimus tam, kad pagalba būtų greičiau sutelkta ir atvyktų į incidento vietą. Ugniagesiai gelbėtojai nesupranta, kodėl žmonės puola fotografuoti ar filmuoti eismo įvykius, kam gali būti įdomus kraupus vaizdai ir kas juos gali žiūrėti. Na ir trečias toksai momentas, kuris daugiausia pridaro rūpesčių mums gelbėtojams, tai kada vyksta jau gelbėjimo darbai, visi nori kažkodėl tai būtent pakliūti į incidentų vietą, ko tikrai daryti nereikia. Aš noriu visiems pasakyti, kad stop juosta galioja visiems Lietuvos piliečiams. Jeigu jūs matote stop juostą pratiestą, lygiai taip pat kūgius, raudonai baltus. Jūs negalite praeiti tos vadinamos nematomos zonos. Psichoterapeuto teigimu, mobilieji telefonai, kaip ir televizorius, rodo sumažintą vaizdą. Tai mažina baimę ir nemalonius pojūčius. Tačiau, kad virtualioje erdvėje būtum matomas, gautum vadinamus laikus, reikia įdėti ne bet ką, o tai, kas įdomu, nekasdieniška ir tai, kas supurto žmonės. Pasidomėjome, kaip eismo nelaimę fiksuotojus vertina sostinės gyventojai. Pirmiausiai, suteikit pagalbą žmogui, o paskui fiksuokit, nes kartais fiksacija galbūt ir gerai, nes liudininkai dažniausiai arba bijo, arba nenori, arba iškreiptai šneka. Tai po to tik fiksuokite, kaip iš tikrųjų buvo ir koks buvo stovis vieno ar kito. Bet pirmiausiai padėti reikia. Pirmiausiai padėti reikia padaryti taip, kad tau ant sąžinės negulėtų, o ne taip, kaip įvykio dalyvių. Man čia tai primena, kai numuša žmogų troleibusas, reiškia, ir pilna žioplių, reiškia, su santykiu ne mane. Tai ateis laikas ir tau, ir nedaug dievė, kad tu papultum į tokią situaciją. Bet čia yra žmogiška silpnybė, mano manimu, tą matyti, tą pažvelgti į mirtį. Prieš porą metų turbūt jau buvo. Mačiau avariją. Nekraupi, tiesiog du automobiliai susidūrė buvo ir nufilmavau. O kodėl filmavote? Filmavau, kad parodyt, galbūt kažkam, gal ateityje prireis kažkokį įrodymą po to. Jūs įkėlėt internetą? Ne, nekėliau. Taip ir liko, nes ten, stiprus įvykis. Pavyzdžiui, pasišalintų kažkas, pavyzdžiui, tas automobilis jungtų atbulinį ir nuvarytų greitai. Tai aš turėčiau kažkokį įrodymą kažkam. Tai svarbu paskatos, kam tu tai darai, kaip tu tai darai, kaip tu tai panaudoji. Čia vienareikšmiai atsakyti aš nenorėčiau, bet aišku, neturėtų žmonės trukdyti dirbti specialistams jokių būdų. Visos incidento vietos visą laiką yra aptveriamos specialia stop juosta. Erdvė, kuri yra aptverta, yra skirta dirbti tik mums, ugniagesiams gelbėtojams. Todėl, jeigu smalsumo vedami visgi norite filmuoti, fiksuoti incidentų likvidavimą, labai jūsų prašome stovėti už stop juostos. Lietuvoje kasdien vyksta kelios dešimtis avarijų, todėl neatmeskite varianto, jog prieš jūsų akis gali nutikti eismo įvykis. Tuomet busite pirmas, kuris turėsite imtis skubių pagalbos veiksmų. Pirmoji taisyklė ir šventoji taisyklė. Negalima judinti automobilio, negalima judinti žmogaus, kuris yra automobilį. Išimti sudaro tik tai atvejais, kada jūsų neveiksnumas bus tiesioginė žmogaus mirties priežastimi. Tai yra, jeigu po transporto avarijos įvykusios avarijos automobilis dega ir žmogaus neištraukus, jisai sudegs. Jeigu automobilis skęsta, tai yra tam tikros dvi išimtis, kada galima traukti žmogų tam, kad išvengti didesnės bėdos
galbūt turint mažesnę bėdą, tai yra palikti žmogų neįgaliu. Tai yra tie du atvejai, kada galima. Beveik kasdieną kovodami už gyvybę, sunkiais gelbėjimo įrankiais iš sutraiškyto automobilių vaduodami nuo skausmo įmanuojančių žmonės, ugniagesiai gelbėtojai neslepia, jog ir patys jaučia įtampą. Tačiau traukdami iš automobilių sumaitotos kūnus negali pasiduoti emocijai, o privalo viską matyti profesionalo gelbėtojo akimis. Aš jau virš 20 metų, kaip aš pasakau daugelis savo pažįstamiems, kad aš daugiau nieko daryti nemoku, aš tik moku gelbėti žmonės, gesinti gaisrus ir likviduoti stichinių laimių padarinius. Tai yra mūsų kasdienybė. Patirtis, profesionalumas padeda ugniagesiams išlikti tvirtiems ir nepriekaištingai vykdyti gelbėjimo darbus. Tačiau dažnai nelaimės metu žmonės patyrę šoką elgiasi labai įvairiai. Vieni neatsimena, kur važiavo, kiti šaukia, dar kiti pamiršta net surinkti pagalbos numerį. Žmogus nelaimės atveju patiria smarkų stresą, kurio metu jis gali elgtis labai neadekvačiai. Pykti, šaukti, nesuvokti, kur esąs. Žmogų tuomet valdo emocija, o ne protas. Todėl dažnai asmenys patekę į avariją tiesiog pamiršta, kokiu numeriu reikia kviesti pagalbą. Todėl specialistai pataria bendrojo pagalbos centro numerį geriau įsiminti kaip 112, o ne 112. Dar kartą noriu priminti, ką pirmiausia reiktų daryti išvydus autoįvykį. Pirmiausia, skambinkite bendrųjų pagalbos telefonu 112. Išsamei atsakykite jums užduodamus operatoriaus klausimus. Apžiūrėkite autoįvykio vietą. Ar yra sužeistų žmonių? Kiek jų? Ar yra vaikų? Nefilmuokite žmonių. Geriau pagalvokite, kuo galėtumėte jiems padėti. Juk į nelaimę galite patekti ne tik jūs, bet ir jūsų artimas žmogus. Todėl nesielkite taip, kaip nenorėtumėte, kad elgtųsi su jumis ar su jūsų artimu. Na, o dabar pasižiūrėkite, ką matysite po reklamos. Atkuriami ugniagesiai savanoriai, naudingi ir visuomeniai, ir žmogui. Yra galimybė papildyti šeimos biudžetą, nes darbas tai irgi apmokamas yra. Ugniagesiai gelbėtojai. Ugniagesiai gelbėtojai. Sveiki sugrįžę po reklamos. Su jumis laida Ugniagesiai gelbėtojai. Pasižiūrėkite, ką matysite šioje laidos dalyje. Atkuriami ugniagesiai savanoriai, naudingi ir visuomeniai, ir žmogui. Yra galimybė papildyti šeimos biudžetą, nes darbas tai irgi apmokamas yra. Savanoriška ugniagesių veikla pagaliau vėl įteisinta. Tačiau daug kas abejoja, ar pavyks atgaivinti šią idėją, kuomet ugniagesiams gelbėtojams gesinant gaisrus į pagalbą ateis ir savanoriai. Juk dar karinėje Lietuvoje savanoriškos ugniagesių draugijos puikiausiai derinosi prie ugniagesių profesionalų. Juk pats principas gelbėti ne tik žmonių turtą, bet ir gyvybės buvo garbės reikalas. Ar šiandien atsiras daug tokių, kurie norės tęsti gražias tradicijas ir reikalui esant ims gaisrinę žarną ir eis gesinti gaisro? Alytaus apskrityje jau pateikti pirmieji prašymai tapti šios komandos dalimi. O vietiniai gyventojai džiaugiasi saugia kaiminystė, nes visai čia pat už tvoros gyvens ugniagesys savanoris. Kas anksčiau buvo tik teorija, šiuo metu virto praktika. Nuo šių metų pradžios iki šiol prie savivaldybių veikusios tik savanoriškos ugniagesių komandos įformintos teisiškai. Štai Alytaus apskrityje jau prisiekė pirmieji savanoriai. Noriu tik pasakyti, kad mūsų apskrityje jau Lazdijų rajono savivaldybės prie mūsų savivaldybės įsteigtoje priešgaisrinėje tarnyboje yra dabar 10 savanorių ugniagesių, kurie pagrinde prirašyti prie Aštriosios Kirsnos ugniagesių komandos ir prie Vižienių komandos. Tai Aštriosios Kirsnos komandoje jau jie budi ir vyksta į gaisrus nuo kovo mėnesio pradžios pačios, nuo kovo 1, o Avižieniuose jau dabar nuo balandžio mėnesio irgi pasileis ta komanda pilnai ir jau į gaisrus vyks savanoriai ugniagesiai. Nuo naujųjų metų įsigaliojusios priešgaisrinės saugos įstatymo pataisos džiugina ir Lietuvos piliečius. Gal ir bus padės žmonės kažkur tai visgi surinkti. Ir Alytui gal atsiras, gal ir sveikesni žmonės, kurie, kaip sako, padės. Gaisras vyksta, tai turi tie gaisniai, kai atvažiuoja, tai ką ten keli žmonės gali padaryti ir kopėčiom padėti žmonės nukelti. Ir yra tokių žmonių tikrai, kad pasiryžę padėti. Romualdas pasidalino ir prisiminimais, kaip anksčiau veikė ugniagesių savanorių draugijos bei sambūriai. Palei mane ten namuose ir ta gaisrininkai būdavo budi nakčia. Lovytės sudėtas, jos nakčia pakelia, tai daugiausia matininkai
buvo batsiuviai ten, žinot, suprantit, laukdavo, kada už juos iššaukti, tai buvo padėta. Telefonas vienas buvo nuvestas jiem ir jie važiuodavo į kaimus arba miestus, kas dega, tai pašaukęs greit komandą duoda ir jau vyrai buvo pagyvenę, jau po 60-70 metų dirbdavo, bet jie negali sakyti, kad jie blogi žmonės buvo, padėdavo kažką. Kaimynas turi iš karto šokt galima, kiek vandens yra aplinkui ir pradėta gaisro gesį, turėjausi išnešti tuos žmonės, vaikučius, įgaliuosius, tai čia jau nieko nepadarys, jau kaimyno pagelba, tai kaimynas su kaimynu turi sugyventi, jau čia nei kalbų nėra. Ir kada bėda, tai turi padėti, nesvarbu, kaip čia suvalkiečiai sako, džiaugiasi, kad kaimyno troba deba. Norint tapti savanoriu ugniagesiu, dalyvaujančių gesinant gaisrus, tai reikia pateikti prašymą savivaldybės ugniagesių tarnybai, pasitikrinti sveikatą ir bendrąjį fizinį pasirengimą. Aš taip suskirstyčiau į dvi rūšis. Tai tie savanoriai ugniagesiai, kurie dirba prevencinėje srityje, tai priešgaisrinę agitaciją vykdo, tą tokią elementarią minimalią priežiūrą profilaktinę. Tai jie gali būti faktiškai nuo 14 metų ir amžiaus cenzas neribojamas, o kita dalis yra savanoriai ugniagesiai, kurie gesina gaisrus. Tai jau čia jie turi atitikti tam tikrus sveikatos reikalavimus, fizinio pasirengimo. Ir pats pagrindas, kad jie galėtų vykti gaisrus, turi būti baigę kursus ir kad turėtų ugniagesio gelbėtojo pažymėjimą. Surinkus reikiamą kiekį norinčių tapti savanoriais, bus rengiami mokymai. Reikės išlaikyti egzaminą ir jiems bus suteikta teisė tapti savanorių ugniagesiu. Sutartis savanoriškai veiklai bus pasirašoma 4 metams. Yra patvirtintos mūsų ugniagesių gelbėtojų mokyklos programos parengimo ir mūsų jau priešgaisrinėse tarnybose, tai aš turiu omeny rajonų centrų, statutinėse, tai mūsų tarnybose, mes galėsim rengti pagal tą programą tuos savanorius ugniagesius. Tai pirmiausia, aišku, pirma priežastis turi atsirastų norinčių savanorių ugniagesių, kad turėtume ką mokyti. Ir kada suformuosim grupės, kad laisvai galėsim apmokyti pagal tą programą. Savanorių veikla jau įteisinta Latvijoje ir Estijoje. Netgi Baltarusijoje yra savanorių, o geriausiai ši sistema veikia Lenkijoje. Labiausiai savanoriai pagelbėtų rajonų tarnyboms, kurioms neužtenka finansavimo bei žmonių. Aplamai tai yra jų daugiau ir prašymų parašė daugiau, bet yra, tam tikri tokie biurokratiniai mechanizmai. O tikimės, kad aš taip manau, kad bent prie kiekvienos komandos po 3-4 ugniagesius visoje apskrityje prie mūsų tų ugniagesių komandų, tikrai gal gale metų tikrai suformuosim po tiek žmonių. Numatomos ir tam tikros socialinės garantijos. Pavyzdžiui, siūloma, kad jei toks savanoris dalyvautų pratybose, mokymuose, jo darbdavys ar švietimo įstaiga privalėtų išleisti iš darbo ar mokslo ir išsaugoti jo vietą. Tiesa, jei tai būtų nedaugiau kaip 10 dienų per metus. Tai yra gera veikla, naudinga ir pačiam žmogui, ir visuomeniai, pačiam žmogui, ta prasme, kad vis tiek yra galimybė šiek tiek papildyti šeimos biudžetą, nes vis tiek tas darbas gaisravietėje, tai irgi apmokamas. Iš kitos pusės tai ir moralinė paskata, tai pasididžiavimas bent jau kaimynų tarpe, bendruomenės tarpe, kad tas žmogus yra reikalingas, čia mūsų tos bendruomenės ugniagesys, jis visą laiką padės žmogui. Kviečiu pasižiūrėti, ką alytiškiai mąsto apie ugniagesių savanorystę. Kai kuriems miestelėnams šis terminas buvo staigmena. Gerai, aišku, gera idėja. Nes, pavyzdžiui, pas mus buvo kažkoks, tai prieš gal 3 metus, aš sena gyventoja, tai buvo kažkoks tai gaisrininkų apmokymas, bet aš tai nedalyvau, nes tai jau per sena. Reikalinga tokia organizacija būtinai. Ir mieste reikalinga, ir kiekvienam mikrorajone, pavyzdžiui, aš tai gal kiekvienam mikrorajone nėra sąlygų, bet būtina tokia organizacija, taip? Be abejo reikia. Čia žmonės, kurie pasiryžta tam, reiškia, jie nori veiksmingai ir dirbti kartu jo. Taip, aš sutinku, kad būtų atnaujinta savanorystė. Reikia, kad pasitikėtų, bet reikia ir tam tikros atrankos truputėlį atrinkti tuos, kurie patys geriausiai, drausmingiausiai yra žmonės. Pasak alytiškės Danutės, ankstesniais laikais ugniagesių savanorių organizacijos puikiai veikė. Pavyzdžiui, mokėsi technikume ir buvo pas mus ugniagesių komanda ir būdavo varžybos ir visokie, kaip sako, ir apmokymai būdavo ir paruošti
Ir savigynai viskam, ir ugniagesių komanda buvo. Matot, aš jums sakysiu taip, aš tai, pavyzdžiui, netokio amžiaus, aš jau pagyvenęs žmogus pensininkė, bet jeigu jauna būčiau, tai gal ir dalyvaučiau. Kartais gesinti gaisrą nori padėti ir kaimynas, tačiau čia reikalingi profesionalai. Jeigu ir tu nori tapti ugniagesiu savanoriu, kreipkis į artimiausią priešgaisrinę gelbėjimo valdybą. Šiam vakarui tiek, mielieji, ačiū Jums, kad žiūrėjote, ramaus Jums savaitgalio, na o jeigu bėda, skambinkite skubios pagalbos telefonu 112. Sudie.